dar Algimanto lukterim, ar jau pradedam? Nu, tai pradedam, tai jis prisijungs jau, ką 5 minutės, tai jau žinoja žmogus, kad reikia. Jo, 5 po. Tai dabar dar pirmiausia apsisprendžiam, ar mes darom viešą ar neviešą. Kaip manot? Viskas turi būti pas mus skaidru ir vieša, iki kol tai neliečia Taip, kitų asmenų, kadangi dabar kurie čia tik tais pažeidžiami. dėl apsisprendimo nebus jokie duomenys liečiami, gal ir gali būti viešas. Bet prabalsuokim tada, kas už tai, kad posėdis būtų viešas. Aš turėjau gal nusišalinti prieš tą balsavimą, galvoju, Judita, ar ne? Mes dėl posėdžio viešumo, man atrodo, Nu, dar aš ne. susilaikau. Už darbotvarkės tvirtinimą, taip. galiu? Negali, Rolandai, susilaikyti arba Ne. už, arba prieš. Tai gerai. Nu, dabar vėl paskui nebus taip, kad aš vėl balsavau kažkaip, kaip dabar, Ne, kaip man mes drąsa dėl elgtis. posėdžio Kaip man elgtis? čia dar Šiaip reikėjo gal nesusiję. nusišalinti iš tikrųjų. Nes posėdėje bus ne Nu, tik tai va. galbūt jūsų klausimas, sakykime, tai čia ne. Tai supratau, kad dauguma Ersida užfiksavot, ar ne? Užfiksavote balsavimo rezultatus? Nemačiau, kaip balsavo Algis Mačiulis. Rolandas dabar irgi nesupratau, kaip ar jis. Rolandas nedalyvavo. Aš Algis, jūs nebalsuoju. Ersida parašykit, kad aš nebalsuoju visiškai. O jūs, Algis, ne už, reiškia, tai prieš. Prieš, kad būtų viešas, taip. Tai tada 5 už, vienas nebalsavo, vienas prieš, kad posėdis būtų viešas. Tai tada pasitvirtinam dabar darbotvarkę. Tai va, prieš tvirtinant darbotvarkę. Tai va, aš prieš tvirtinant darbotvarkę norėčiau nusišalinti nuo to klausimo. Vis tiek tai liečia mane asmeniškai. Tai aš atsijungsiu, tikiuosi leisit nusišalinti. Tai aš manau, ar bendru sutarimu, ar balsuojam, kad Rolandas Tamošaitis gali nusišalinti. Pritarėm visi ar balsuojam? Pritarėm. Tai gerai. Na. Nu, tai ačiū kolegos. Tai aš tada atsijungiu, o daugiau darbotvarkėje klausimų nėra. Tai aš nežinau, ar aš dar jungtis turėsiu. Negirdime, Ersida, jūs. Pirmininkė gal pasakys, ar reikia, pavaduotoja pasakys, ar reikia, aš negaliu atsakyti, ar reikia, ar ne. Ne, nu tai jeigu kitų klausimų neturėsim, tai vienu žodžiu, kai baigsim jūsų klausimą, paskambinsim. Gerai, ačiū labai, tai Gerai. sėkmės kolegos. Tai gerai, tada darbotvarkėje yra vienas klausimas, nes gautas naujas pranešimas po mūsų praėjusio posėdžio iš karto. Tai, mes už darbotvarkę nebalsavom dar. Balsavom tik tais už nusišalinimą. Tai tada kas už tai, už tokią darbotvarkę, o gal dar turi kažkas papildyti prie kitų klausimų? Gal ką nors turit, ko nežinom? Man tik tai buvo klausimas, va dėl to gauto rašto dėl Linos Boguševič. Ar čia mes prie kitų klausimų aptarinėsim kažkaip, ar čia jisai dabar tiesiog lauks tarybos raštas? Čia prie kitų klausimų tik tais kaip informacijai. Daugiau mes nieko negalim su tuo daryti. Mes nepriimam sprendimo jos nei patvirtinti, nei nepriimti jo negalim. Ne mūsų taryba tvirtina tuos dalykus, ne mes. Tai va, tik tai čia prie kitų klausimų gali būti kaip informacija, kad gautas pranešimas toks. Tai va, o tai tada už tokią darbotvarkę, jeigu nieko daugiau nepapildom, pirmų klausimų dėl gauto pranešimo Dariaus Simonavičiaus ir kiti klausimai. Tai kas už tokią darbotvarkę? Vienbalsiai. Užfiksavo tarsi dar, ne? Tai va, tai dabar yra gautas pranešimas, turbūt visi susipažinote su tuo pranešimu, kad tarybos narys Darius Simonavičius pateikė pranešimą apie galimą pažeidimą. Jo nuomonė, kad tarybos narys Rolandas Tamošaitis, balsuodamas 25 vasario 11
vykusiam tarybos posėdyje už savivaldybės, dėl Šiaulių rajono savivaldybės 25-27 metų biudžeto patvirtinimo, reiškia, galimai pažeidė Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, nes balsavo už sprendimą skirti pinigus tame tarpe tvirtinant biudžetą ir Lauryno Ivinskio gimnazijai, kurioje jis dirba. Tai yra, balsuodamas už šį sprendimą skyrė finansavimą savo darbovietėje. Ir prašo išnagrinėti ir informuoti, ar tarybos narys nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Tai aš nežinau, tiksliai neradau kol kas dar tos nuostatos, kokia yra, nes buvo panaši situacija, yra buvusi mūsų taryboje ir etikos komisijai, kada tarybos nario artimas asmuo dirbo irgi vienos švietimo įstaigos pavaduotojų. Tai atsimenu, nusišalindavo, tai ir vėl nenusišalindavo, tiesiog nepamenu. Tai manyčiau, kad gal pradedam tyrimą ir pasigilinam, kaip čia yra iš tikrųjų. Nes yra, kada konkrečiai kažkoks konkretus projektas susijęs šitą su ta įstaiga, kurioje dirba tarybos narys, tada nusišalinam paprastai dėl šventos ramybės, kaip sakoma, bet ar čia yra iš tikrųjų tvirtinant bendrą rajono biudžetą, nes, šiaip tai jeigu tarybos nariu nedraudžiama būti biudžetinės įstaigos darbuotojui, ne vadovui, o visiems kitiem galima, ne vadovam, tai jam kaip ir pareiga, kaip jis įvykdys pareigą tvirtindamas rajono biudžetą. Tai aš šito, nežinau, reiktų čia giliau pasidomėti, kaip čia yra iš tikrųjų. Tai man atrodo, mes privalom. Mes, man atrodo, tyrimo mes ir privalom jį nagrinėti. Kokia bus išvada, tai čia jau kitas klausimas. Bet mes privalom, jeigu yra skundas, nagrinėti. Ir tada žinosim į ateitį. Matot, jeigu skundas nėra taip, kad yra skundas ir privalom nagrinėti. Bet jeigu yra skundas ir mes matom akivaizdžiai, kad jisai nėra, sakykime, žinom, bet dabar šiuo atveju aš nesu tikra, nes panaši situacija yra buvusi, bet jinai kažkaip išsisprendė, tik nežinau kaip. Gal tas artimas žmogus nebedirba tose pareigose, ar kaip ten yra, bet tarybos tas narys tebėra taryboje ir jisai balsuoja už bendrą biudžetą. Tai, galim pradėti tyrimą ir pasigilinti, kaip čia yra iš tikrųjų, būtų visiems aiškiau, nes yra ne jisai vienas dirbantis biudžetinėje įstaigoje. Taip, ir tada būtų praktika. Tai kokia būtų kita nuomonė, Ada, pavyzdžiui? Tai aš lygiai taip pat už tai, kad reikia pradėti, o išsiaiškinsim viską, o toliau užbaigsim, jeigu nepažeidė, nes čia vis tik tai reikėtų pasigilinti, kad ateičiai žinoti. Nesakau, aš to labiau tikrai nepamenu, kuom baigėsi, bet baigėsi tas dalykas, aš matau, kad balsuoja. Ir gal, kad niekas neskundžia, bet šitą, kaip čia iš tikrųjų yra, tai gal ir pradedam ir išsiaiškinsim. Gal pavyks išsiaiškinti. Ir tada žinosim visam laikui. Kaip, Ingrida, manot jūs? Aš manau, kad reikia pradėti ir viskas, tada ir išsiaiškinsim jo. Algio, kokia nuomonė? Bet tai, kai komisija nuspręs, tai gerai, Jūs komisijos narys? Aš tai būčiau skeptiškas, nes tokiu atveju, tai mes tarybos nariai irgi gaunam tam tikrą atlygį, tai mes irgi turim nusišalinti. Tiksliai nepamenu, bet vienu metu, tai gal dar pirmoji kadencija, jau 10 metų gal buvo paaiškinta, jeigu yra tokia situacija, kada nusišalinus tarybos nariams yra nebeįmanomas balsavimas arba sprendimo priėmimas, tai tuo metu tas reikalavimas atkrinta, tai aš galvočiau, kad čia ta situacija ir būtų. Tai mes irgi gaunam iš to pačio biudžeto pinigų. Iš tikrųjų, tai taip.
Mes dėl savo išmokų irgi visi balsuojam, nes, nu, ir dėl kai kurių viešųjų Tai paslaugų viena, irgi antra, tas pats yra. tai antras dalykas, čia dabar tokia, matau, gauna pagreitį, skaitos periodiškai rašinėti. Tai buvo balsavimas jau seniausiai ir būtų visiems aiškumas buvęs, reikėjo rašyti iš karto, o dabar vėl grįžinėjom ir laiką gaištam čia taip. Kaip nuspręsit taip? Bet tai tyrimas turbūt ir atsakytų visam laikui šitą Taip. klausimą. Taip, pritariu 100%. Aš taip irgi manau, kad gal tikrai atsakytume, galbūt išsiaiškintume iki galo. Taip, ir visiems būtų aišku, ir praktika būtų išaiškinta. Nes biudžetinėse įstaigose dirbančių tarybos narių nėra tiek, ko gero, kad nesusidarytų kvorumas. Tai va, kaip jūs Algis sako, dėl šitos situacijos, tai ko gero, kad tam, pavyzdžiui, dėl žemės mokesčio, atsimenu, buvo vieną kartą irgi iškilę, tai irgi tada pasiskaičiavom, kad žemės visi turim, negalim, nes nebelieka kvorumo. Tai vat, o čia tai, žodžiu, pradedam ir išsiaiškinsim. Aš taip supratau, tokia jūsų nuomonė, ar ne? Tai balsuoti vis tiek turim, ar ne, dėl pradėjimo? Tai ar dar kas... Pradėjus netgi galima gal plačiau pasižiūrėti, ne vien tik tai tą vienintelį tikslinį atvejį. Bet kaip rekomendacijos, kad yra pateiktos, tai gal galima ir tokias situacijas, kaip sakot, ir dėl žemės, ir dėl pastatų turėjimo, ir dėl darbo. Bet šitą situaciją dėl tokio, kad dirbantis biudžetinėje įstaigoje, kuri gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, ir tuo labiau, kad tai yra, nėra visiškai, kaip sakyti, nevalytoja, žmogus irgi administracijai priklauso. Tai vat turim tada išsiaiškinti visiems laikam. Gal prisiminsim, kaip dabar, kad nebepamenu, kaip baigėsi su tuo. Bet žiūrėkit, mes praeitą kartą atnaujinsim. Mes praeitą kartą galvoju, ar kaip tyrimo sprendimo metu priėmėm, kad pasižiūrėti platesnį visų tarybos narių situaciją, ar ne, kaip 65 ir plus. Tai lygiai dabar, lygiai taip pat irgi galėtume pasižiūrėti visų, tai tada nereiktų grįžti prie šito klausimo niekada, jis būtų aiškiai visada visiems vaikams išaiškintas. Tai rasa, mes ir žiūrėsim tada tą situaciją, kada yra biudžetinės įstaigos darbuotojas. Tai čia, taip dabar kaip pagalvoju, nėra labai daug tų. Esam kiti viešosios įstaigos, tai viešosiom įstaigom ne visada tvirtinant biudžetą yra kas nors skiriama. Tai mes, sakykime, neprivalom tada nusišalinti, bet biudžetinių įstaigų dabar, kaip pagalvoju, nebėra labai daug, atsirado nebedirbant ir nėra daug. Tai, bet, žodžiu, tą patį faktą, ar biudžetinėse įstaigose dirbantis tarybos nariai privalo nusišalinti tvirtinant visą biudžetą. Tai mes tada šitą išsiaiškinsim. Tai kas už tai, kad pradėtume tyrimą? 5. Algis? Aš ne, aš prieš. Supratau. Užfiksavo tarsi tada balsavimo rezultatus. Tai va, tai dabar galim Rolandą leisti prisijungti. Ar jūs Alsida skambinat, ar man paskambinti? Tai prie kitų klausimų tada yra šitas klausimas, apie kurį truputį kalbėjom prieki, kad viena etikos komisijos narė pranešė, kad nori atsistatydinti ir prašo jau nebelaikyti narė nuo lapkričio 6. Tai... Nenori atsistatydinti, o pareiškia, kad atsistatydina. Taip. Tai bet jinai pareiškia, bet patvirtinimo mes nieko negalim teikti, čia bus... Mes netvirtinam. Čia jinai pareiškia norą. Tarybos sudėtį turės keisti, aš nežinau, ar mes čia turim ką inicijuoti. Jinai turėtų pranešti ir pati, ir tikriausiai, kad komisija mūsų turi pranešti, reiškia, kas sudarinėjo komisiją, tai yra administracijai, kas sudarinėjo, reiškia, tą komisiją ir seniūnaičių išrinko. Buvo seniūnaičių sueiga tai. Mano žiniomis, jinai ir seniūnaičiam pranešė, kad atsistatydino ir iš seniūnaičių. Tai seniūnaičiai tą situaciją žino, kaip sakyt, turi irgi oficialiai žinoti, kad jie trečią žmogų gali, bet čia taryba nuspręs,
Ar pas mus yra, aš dabar dar Ne suabejoju, taryba nuspręs, o ar yra seniūnų numatyta, kad sueiga būtinai turi 3 turi siūlyti. būti iš visuomenės. Tai taip. Trio. Žodžiu, tarybai aš manyčiau, kad gal dar ir šiam posėdžiui galima suspėti pateikti, kad tvirtinti, turi sudėti patvirtinti be jos atnaujintą. Tarsi dar neturi, pagal mane tai turi. Tai jau čia kaip gausim mes pavedimą iš vadovų, tada ir rinksim, o kol kas neturim tokio pavedimo. Nu, vat įdomu, žodžiu, taip, tai tiek informacijos šiam posėdžiui, tai Rolandas nesijungia ir Sida, viskas. aha, aš nematau dar. Aš jam paskambinau, bet jis taip ir nepasakė, ar jungsis ar ne, dabar nematau prisijungti. Dar, ai va, jau. Jau jungiasi. Tai turim kaip ir išlaukti. Mhm. Jau matau prisijungę. Rolandai, jūs mus girdit? Tai puikiai girdžiu ir matau. Aha, jūs dabar truputį prieblandai. Nu, Bet nesvarbu. Svarbu, kad mes tik dabar kitų klausimų dar informaciją tą pateikėm, kurią jūs turbūt irgi elektroninį paštą gavote, matėte, kad dėl Algio Mačiulio. Lina Buluševič atsistatydino. Ai, taip, mačiau, gavau, skaičiau. Tai va, tai nežinau kaip čia dabar, kas teiks tarybai sudėties Nieko pakeitimų. mes neturim teikti tarybai. Manau, kad ne mes tą darysim, ne komisija. Ne. No. Tai va, tai daugiau neturit niekas kitos informacijos, kurie būtų reikalinga aptarti. Tai tada posėdis baigtas, rinksimės sekantį kartą. Tiesa, dar viena jau matėm turbūt, kad yra gautas atsakymas, bet kadangi apsisprendėm, kada posėdis, tai tame posėdėje turbūt ir aptarsim, susipažinsim ir pasigilinsim. Tai va. Dėl ko? Čia dėl Mačiulio, ar neturit omeny, kad gautas Atsakymas taip yra gautas, bet jis yra nutarta, kad mes 13 dieną šitą Taip, klausimą. taip, ir tada ir ir susitelksim į tą tyrimą. Nu, dar laiko truputį, nu, kaip sakyt, panagrinėti ir tada iki kito posėdžio. Iki greito. Ačiū, viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso.